Laba diena, Skuodo rajonas, Šiapajevų kolūkis. Tėvelių kaimas. Čia gyveno nuo 7 metų iki armijos aš, Justinas Burba, dabartinis Žemaitijos visuomenės parlamento tarybos prezidentas, Žemaitijos prezidentas ir antikorupcinės konstitucinės partijos pirmininkas bei tarptautinis politikas. Štai čia aš užaugau, toje vietoje buvo namas. Namo nebėra prieš 30 metų. Daug buvo namų aplinkui. Andručiai, Zubės, Šudeikiai, Bagdonai. Štai, matot, laukai. Liko namas, kaimynų, Sondarai ir Budrikis Vytautas. Kanalas užaugo. Štai taip. Atrodo tėviškė. Aplankius po 42 metų. Laukai. Lyg tai čia nieko ir nebuvo. Sunku patikėti. Štai kaip vis pasikeitė. Šiandien yra 16 metai. Rugpjūčio 13 diena, 13 valanda. Čia buvo Velenijos. Čia tiesiai gyveno Zubė kalvis, fainas žmogus. Štai kaip atrodo aplinka po 42 metų. A toj vietoje esu pakasęs metalinę dėžę su knygomis ir pinigėliais. Kai man buvo 12 metų, tai buvo maždaug 65-66 metai. Štai kaip atrodo tėviškė. Tai ko gero paskutinieji kadrai.